Jeigu anksčiau tikrai žmonės judėjo, žymiai daugiau jie dirbo, mažiau buvo technikos, daugiau vaikščiojo, tai šiandieną yra kita problema, kad žmonės tikrai mažai juda ir kaip rodo statistika, Lietuvos gyventojai mažiausiai juda iš visų Europos šalių. Geros sveikatos klubas yra iniciatyva suburti bendraminčių ratą, kad žmonės galvotų apie save, norėtų būti sveikesniais, daugiau judėtų ir taip mes būtent ir galvojame, kad Geros sveikatos klubas ir turėtų būti ta iniciatyva paskatinti Lietuvos žmonės gyventi sveikiau ir jaustis sveikesniais. Šiais metais mes galbūt pradėsime aktyvumą daugiau Vilniaus mieste ir stengsimės surinkti žmonės į parkus, kad jie judėtų fiziškai. Prieš kokį dešimtmetį mes džiaugiamės, kad atsidaro įvairūs sporto klubai, žmonės eina į sporto klubus, dalis jau tų, kurie nori sveikiau gyventi. Tai šiandieną daugelį jau ir Europos valstybių žmonės fiziškai aktyvūs būdami eina į gamtą. Pavyzdžiui, sakysim, šiaurietiškas vaikščiojimas su lazdomis, važinėjimas dviračiu ir šiaip ėjimas, nes buvimas gamtoje ir kvėpavimas grynų oru yra taip pat sveikatai ir labai gerai. Kai buvom Pekino parolimpinėse žaidynėse ir kai teko vaikščioti po patį Pekiną, ne kaip turistam, bet kaip sportininkam. Tai žinokit, tokios mankštos yra be galo populiarios ir iš tiesų žmogus visiškai nekreipia dėmesio. Tu ateidamas, vaikščiodamas po parką, prisijungi, sportuoji, darai, išeina, neišeina, bet tu dirbi. Kažkas nepatiko, tu tiesiog atsisėdai ant suoliuko, pasižiūrėjai, nuėjai, prisijungiai prie kitų. Smagu. Smagu, kad tai yra vykdoma Lietuvoje. Renginio metu mes matuosime žmonėms pagal poreikį, tai yra kūno masės indeksą. Taip pat galėsime paskaičiuoti jų pulsą bei kraujospūdį. Studijuoju mediciną ir suprantu, kad kiekvieno žmogaus sveikata yra svarbiausias turtas. Vien dėl to, kad galim prisidėti prie šios nedidelio renginio, nedidelės akcijos, tai yra tam tikras požymis, kad būtent studentų bendruomenė, jaunoji karta, nėra apatiška būtent šiai problemai. Mes labai džiaugiamės, kad yra aplinkui aktyvumų, kurie vienaip ar kitaip atspindi tą pačią kryptį. Žmonės matyt galvoja vienodai, kad supranta, kad vis tik tai sveikas gyvenimas prasideda nuo pačio žmogaus, nuo jo aktyvumo, nuo gyvenimo būdo ir mes turime partnerių ir mūsų tikslas suburti visas jėgas, visas pozityves iniciatyvas, kurios susijusios su žmogaus sveikata. Realiai toks buvo užsiimamas privaloma tvarka ir niekas iš tikrųjų nelabai galvodavo, nei ką daro, nei kaip, nei kodėl. Dabar atrodo tai net nesuvokiama, yra daugybė priemonių tai įtraukti, pradedant nuo įdomios muzikos. Iš tikrųjų visi mes to norime, tai reikia tik tai pabandyti, reikia prisvers pabandyti ir geriausia tai daryti ne vienam. Tai jeigu žmogus ateis dviese, tryse, su ta pačia kompanija, su kuria gal kitą savaitgalį bus prie ežero, jie pabandys ir aš tikiu jiems patiks. Galima prisijungti Facebook'e, galima surasti internete, o taip pat tiesiog sužinoję informaciją ateikite, jūs ieškokite mūsų parkuose, Vilniaus parkuose ir tikrai mūsų rasite ir prisijunkite prie mūsų.